Tai laba diena. Kaip jau pristatė mane, tai esu Higienos instituto atstovė Sveikatos informacijos centro. Ir pristatysiu Lietuvos gyventojų psichosveikatos būklės pokyčius ir jų atspindį statistikos veidrodyje. Savo analizėje šioje ruoštoje naudojau tai būtent savo įstaigos daugiausiai duomenų Higienos instituto. Tai mes turime tokią privalomą sveikatos draudimo fondo informacinę sistemą, Sveidra jį vadinasi. Ir joje yra duomenys tik tų įstaigų, kurios yra sudariusios sutartį su ligonių kasomis. Tačiau vertinama, kad šie duomenys yra ganėtinai pilni, kadangi apima didžiąją dalį visų apsilankymų, gal kiek prasčiau su apsilankymais pas odontologus. Taip pat naudojau ir mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro duomenys ir vėliau pateiksiu, ką matome iš jų. Taigi, psichos ir elgesio sutrikimai, savo pranešime naudosiu tokį sutrumpinimą PES, kadangi dažnai apie tai sakyti reiks. Tai kodai yra pagal TLK, Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos 10-ojo pataisyto ir papildymo leidimo Australijos modifikacijos. Toliau taip pat bus TLK 10 sutrumpinimas. Tai kodai būtent yra F00, F99. Ir analizuosiu daugmaž tendencijas nuo 2016 iki naujausių turimų duomenų mūsų, tai 2022 metų. Pristatysiu ligotumo rodiklius, mirtingumo rodiklius, taip pat aptarsiu apsilankymus pas psichiatrų skaičiaus dinamiką. Pradžioje gal trumpai apie šiuos sutrikimus ir jų keliamą naštą Europos regione. Tai visų pirma didelis paplitimas ir nustatyta, kad daugiau nei 16% Europos regione gyventojų turi šiuos sutrikimus. Platus poveikis, tai apima ne tik fizinės sveikatos sutrikimus, priešlaikinį mirtingumą, savižudybės, bet ir sumažėjusias galimybės įsigyti išsilavinimą, geriau įsidarbinti, bei sukelia įvairių socialinių problemų. Ir skaičiuojami, aišku, ekonominiai nuostoliai susiję su šiomis problemomis. Ankstyva pradžia taip pat šių sutrikimų, kadangi dauguma jų pasireiškia nesulaukus pilnametystės ir kartojasi visą likusį žmogaus gyvenimą. Deja, bet nedidelė dalis turinčių šių sutrikimų žmonių gauna tinkamą gydymą ir priežiūrą. Ir intervencijos nustatyta, kad dažnai žymaus poveikio neturi. Taigi ligotumas matome iš kreivių grafike, pagal vyrų ir moterų taip pat atskirai yra didėjantis. Ir 2022 metais vienam iš 8 Lietuvos gyventojų buvo nustatyti šie sutrikimai. Tai paskutiniai duomenimis virš 340 tūkstančių asmenų Lietuvoje turi šiuos sutrikimus. Ir moterų ligotumas yra didesnis nei vyrų 1,6 karto. Taip pat žiūrint į kreives 2020 metais, tai kaip žinia buvo pandeminiai metai, tai vyrų rodikliams ši liga turėjo įtakos, buvo mažiau kreipiamasi į gydymo įstaigas, todėl ir kreivė truputėlį perlūžusi, tačiau žiūrint į moterų ligotumo kreivę, COVID-as neturėjo įtakos ir moterys kaip lankėsi, taip ir toliau lankėsi pas gydytojus ir buvo joms diagnozuojamos ligos. Žiūrint į dažniausias ligas, tai visų analizuojamų laikotarpių, tai nuo 2016 metų, pirmauja depresijos diagnozavimas, tai būtų kodai F32, 33. Ir nuo 2016 metų praktiškai tendencija yra didėjanti ir 2022 metais siekia 24
asmenys 1000 gyventojų. Sekanti viena iš dažniausių ligų registruojama asmenims, tai būtų demencija. 14 asmenų 1000 gyventojų, taip pat psichologinės raidos sutrikimai, kurių rodiklis apie 10, šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai ir kitos ligos. Gal kiek pakomentuosiu alkoholio vartojimo sukeltus bei psichoaktyvių medžiagų vartojimo sukeltus psichos ir elgesio sutrikimus, kurių tendencija ypač alkoholio vartojimo pandeminiais metais turėjo kaip ir mažėjimo tendenciją, kadangi turbūt tai susijęs su tokiais kaip atradimais, kad Europos regione per pandemiją kiek sumažėjo alkoholio, tačiau padidėjo narkotinių medžiagų vartojimas. Ir šie pasikeitimai galimai turėjo įtakos ligotumo rodiklių dydžiams. Pavyzdžiui, dėl alkoholio vartojimo buvo pastebimi mažėjimai, o dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo sutrikimai palaipsniui didėjo. Norisi atkreipti dėmesį ir į vaikų klausimą, kaip sakyti, vaikų priklausomybės truputėlį pasižiūrėti ir dėja, bet 7-17 metų amžiaus vaikams registruojami psichos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį. Ir vidutiniškai 3 metų paėmus duomenis, tai apie 100 tokių vaikų per metus. Ir iš jų dažniausiai yra alkoholinė priklausomybė. Šiek tiek virš 100 vaikų per metus. Aišku, tendencija nėra labai gąsdinanti, kaip ir linkusi mažėti, tačiau vis tiek reiktų atkreipti į tai dėmesį. Ir aišku, norisi pasižiūrėti ir palyginti su kita amžiaus grupelė, šiek tiek vyresnių jaunimo bendramžiai. Tai ypač atkreipdėmėsi į žalią kreivę, tai yra apsinuodijimas narkotikais didėjantis, ypač pastaraisiais 2022 metais. Ir taip pat, kas liečia psichikos temą, tai psichos ir elgesio sutrikimai dėl tabako vartojimo, tai yra oranžinis stulpelis ir ypač vaikų tarpe, mažesnių, 7-17 metų, matom 22 metais didėjimą. Galima pastebėti ir ligotumo skirtumus skirtingomis ligomis tarp vyrų ir moterų. Moteris dažniau serga demencija bei depresija. Depresija moteriams 45% nustatyta, tuo tarpu vyrams tik 15%. Aišku, galbūt čia ir dėl kreipimosi yra įtaka. Moteris labiau linkusios rūpintis savo sveikata. Vyrai dažniau serga psichos ir elgesio sutrikimais dėl alkoholio vartojimo, psichologinės raidos sutrikimais bei elgesio ir emocijų sutrikimais, kurie prasideda vaikystėje ir paauglystėje. Jei žiūrėtume į amžiaus grupės, tai nedžiuginantis yra paskutinis stulpelis, kuris rodo vyresniuosius mūsų Lietuvos gyventojus, tai virš 65 metų ir jiems šie sutrikimai nustatomi vis dažniau ir augimas yra ganėtinai didelis. Kitose amžiaus grupėse gan stabiliai, ypač vaikų tarpe ir iki 45 metų gan stabilus tas yra ligotumas, o vyresniam amžiuje jau prasideda, kaip sakant, dažniau. Ir jei žiūrėtume amžiaus grupėse, kokios yra ligos dažniausios, tai vaikams dažniausiai registruojama psichologinės raidos sutrikimai, elgesio ir emocijų sutrikimai prasidedantis vaikystėje ir paauglystėje. Vyresniesiems 18-44 metų dažniausiai nustatomas yra
psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo. Tai pats darbingiausias amžius ir dėja turintis daugiausiai šių problemų. Taip pat šizofrenija, šizotipinis ir klėdesiniai sutrikimai bei protinis atsilikimas. Dar vyresnėje amžiaus grupėje 45-64 metų žmonėms dažnai nustatoma dažniausiai tik depresija, taip pat alkoholio vartojimo problemos bei šizofrenija. Na ir vyriausiems demencija dažniausiai nustatoma ir depresija. Rodiklių nekomentuosiu, matote, jei kam aktualūs skaičiai. Psichologinės raidos sutrikimus, jeigu paimtume, kur minėjau, kad jie labiausiai pasireiškia vaikų tarpe, tai tiesiog kas slypi po šiuo pavadinimu. Tai dažniausiai nustatomi yra specifinis tarimo ir kalbos raidos sutrikimai, mišrūs specifiniai raidos sutrikimai bei įvairiapusiai raidos sutrikimai. Ir būtent įvairiapusiai raidos sutrikimai, tai būtent į juos atkreipiant dėmesį, nors nėra jau pati dažniausia iš šios grupės F80, F89 nėra pati dažniausia, tačiau ji susijusi su vaikų autizmu. Ir šie skaičiai nedžiuginantis, tikrai kreivės yra didėjančios tiek berniukų, tiek mergaičių. Berniukai žymiai dažniau serga šią ligą, jiems diagnozuojamas. Ir jei žiūrėtume į amžiaus grupės, tai dažniausias raudonas tulpelis gan stipriai kylantis, tai 4-6 metų amžiaus didėjanti tendencija, taip pat 70 metų vaikams. Norisi pasižiūrėti, kaipgi psichikos ir elgesio sutrikimai atrodo Lietuvos žemėlapyje. Na, kažkokio vieno labai regiono išskirti negalime. Matyti, kad ir šiaurinėje, ir pietinėje, ir vidurio Lietuvoje šių sutrikimų registruojama dažnai. Didžiausi standartizuoto ligotumo rodikliai nustatyti Plungės, Rokiškio savivaldybėse, mažiausi Utenoje, Visagine, Švenčionių rajono savivaldybėse. Na ir prie to pačio reiktų pakalbėti ir apsilankimus pas psichiatrus, ką rodo skaičiai. Tai iki 2019 metų kaip ir viskas ėjo didėjančia linkme, tačiau aišku, COVID pandemija sutrukdė tam kreivės didėjimui ir prasidėjo nuotolinės konsultacijos. Ir pradžiai 2020 metais buvo sumažėję ir apsilankymai tiek nuotoliniu, tiek nenuotoliniu būdu. Tačiau pastaraisiais metais, 2020, kaip ir vėl viskas yra pakilę. Nenuotolinės paslaugos ir su nuotolinėmis paslaugomis, tai viskas kaip ir gražiai vėl auga. Lankosi žmonės aktyviau. Na ir jeigu žiūrėtume į vaikų ir suaugusiųjų profilaktinio apsilankimo pas psichiatrus kreives, tai jos ypač vaikų mažėja. Tačiau suaugę vis dar stengiasi lankytis ir pastaraisiais metais vėl aktyviau lankosi profilaktiškai pas psichiatrus. Mirtingumo kreivė, jeigu žiūrėtume, tai ji nėra labai džiuginanti. Ir įvairiais tyrimais nustatyta, kad asmenys, kurie turi psichikos ir elgesio sutrikimų, tai jų mirtingumo rodikliai yra didesni, jie miršta jaunesni bei praranda dešimtmečius potencialių gyvenimo metų, lyginant su bendraja populiacija. Ir 2022 metais dėl šių sutrikimų mirė 480 asmenų ir tendencija, kaip matom, yra didėja. Ir nuo 2001 metų padidėjimas stebimas apie 6 kartus. Ir dažniausios mirties priežastys tai yra demencija, psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo,
taip pat dėl šizofrenijos, šizotipinių ir kliedesinių sutrikimų. Aišku, čia galima paminėti ir kaip pakomentuoti, kad ši kreivė yra turbūt ne vien dėl to, kad daugiau žmonių miršta, bet be abejo ir yra pagerėjusi registracija, mirties liudijimo pildymas. Ta prasme, daugiau gydytojų supratimas pagerėjo, kad ir šie sutrikimai gali būti mirties priežastis, nes irgi daug tyrimų skaitome šią temą, tai demencija vis dažniau registruojama, nors irgi rašoma, kad dar nepakankamai, dar galima daugiau dėmesio skirti mirties liudijimo kokybės aspektu. Na ir mirtingumas nuo savižudybių, čia kaip ir nėra tų F kodų vadinamų, tačiau jis Pasaulio sveikatos organizacijos siūlomas stebėti šį rodiklį, analizuojant psichos ir elgesio sutrikimus. Nors šis rodiklis ir yra jau daugelį metų didžiausias, tačiau matoma pažanga šioje srityje. Ir šviesiai žalia spalva kreivėje matyti, kad gan tolygiai yra siekiama sumažinti savižudybių skaičių ir mums kol kas sekasi. Ir lyginant su 2001 metais, tai 44 asmenys buvo nusižudę, o jau pastaraisiais metais 20. Na, tai per pus sumažėjimas jau kaip ir aiškus. Na ir apibendrinant, Lietuvoje, kaip ir minėjau, buvo vienam iš 8 Lietuvos gyventojų diagnozuotas šie sutrikimai ir moterų didesnis nei vyrų apie 1,6 karto. Ir vyrams yra depresija bei demencija nustatoma rečiau, tačiau jiems dažniau diagnozuoti psichologinės raidos sutrikimai, elgesio ir emocijų sutrikimai bei sutrikimai dėl alkoholio vartojimo. Didžiausia dalis sergančių šiais sutrikimais yra vyresni žmonės, tai yra 65 ir vyresni. Na ir apsilankymų pas psichiatrus nuosekliai didėjo, tačiau pandemija kiek turėjo neigiamą įtaiką, tačiau pastaruoju metu vėl kaip ir viskas taisosi. Ir apie mirtingumą, kaip ką tik minėjau, dėja, bet kreivė nedžiuginanti, tačiau minėjau, dėl ko ji tokia galėtų būti. Na, kol kas tiek. Neišsijungia. O.